Susitikimai su mylinčia šviesa. Nikolė iš Prancūzijos pasakojimas. Aš buvau atskirtas nuo savo fizinio kūno. Jis man jau nerūpėjo, nekėlė jokių jausmų. Aš sklendžiau, žiūrėjau į tai, kas vyksta iš viršaus ir supratau, kad anksčiau gyvenau tame kūne, bet dabar reikia judėti pirmin. Pamačiau, kad iš operacinės išbėgo medicinos seselė. Ir man pasidarė įdomu, kur ji nubėgo. Tai aiškiai atsimenu. Seku paskui ją, matau jos nugarą. Ji bėgo kažko ieškoti, nežinau ko, gal kraujo perpilimui. Ji išbėgo pro duris, o aš išėjau pro sieną. Tiesiog atsiskyriau nuo lubų ir skridau pro sieną. Apstulbęs nuo to, kad ką tik praėjau kiaurai sieną, praradau bet kokį susidomėjimą sesele. Žvelgiau į žmonės palatose ir suvokiau tapęs grina sąmonę. Tiesiog jaučiau, kad tapau grina sąmonę. Pajutau neįveikiamą trauką skristi į viršų. Išskriejau iš ligoninės pastato. Net ir dabar galiu tiksliai nurodyti, iš kurios pastato pusės išskridau. Ir iškart patekau į juodą tuštumą. Nemačiau jokių vaizdų ar regėjimų, tik jaučiau, kad judu. Mane įtraukė į kažkokį vamzdį ar tunelį, bet vis dar aklinoje tamsoje. Jaučiau, kad judu erdvėje, nors to negali vadinti tikrų judėjimų, nes ten nėra nei distancijos, nei mastelio, nei laiko pojūčio. Aiškiai suvokiau, kad artėju prie kažko labai svarbaus. Ir čia pasirodė šviesos taškelis. Tai buvo mažas, bet labai galingas taškas. Staiga nežinia iš kur, tiesiog priešais mane pasirodė šviesa. Aš artinausi prie jos ir, pagal mano pojūčius, artėjau gana greitai. Iš pradžių tai buvo maža dėmelė, maža, bet labai ryški. Ji tarsi augo, didėjo ir aš jaučiau, kad turiu prisiartinti prie šios šviesos. O ji vis labiau plito, artėjo prie manęs. Šviesa labai galinga, ryškesnė už saulę, bet ji neakino. Ir dar atsimenu, tada nustebęs klausiau savęs, kokiomis akimis regiu šią šviesą. Suvokiau, kad esu be kūno, be akių, bet nepaisant to, galėjau viską kuo puikiausiai matyti. Stipri, ryški, balta šviesa jau gaubė mane visą. Jaučiausi saugus, visiškai ramus. Ir čia išgirdau balsą. Tai tiesiog šokiravo mane. Ši šviesa aplink mane buvo gyva. Manau, tai buvo angelas, o gal dievas, nežinau. Bet tai buvo asmenybė. Visagalė asmenybė. Ši dievybė pasitiko mane kaip svečią, kurį reikia nuraminti. Ir štai šviesa paklausė manęs: Nikolė, ką tu čia veiki? Tavo valanda dar neatėjo. Man buvo labai keista girdėti tuos žodžius. Tai buvo visai paprasti žodžiai, bet jie teikė man ramybės. Balsas kupinas meilės. Žinojau, kad ši dievybė žino apie mane viską. Ir ne tik žino, bet ir supranta mane. Ji pažįsta mane nuo senų senovės. Jaučiau meilę, kuri sklido iš jos. Galinga, beribė meilė. Tokio jausmo žemėje mes negalime patirti. Tai grinoji meilė. Jaučiausi susijęs su šviesa. Aš visiškai pasitikėjau ją. Susidūręs su meilė ir supratingumu, tu atsipalaiduoji, jautiesi visiškai saugus.
Joks jausmas žemėje negali prilygti meilės jausmui ten. Nei motinos meilė savo vaikui, nei joks kitas jausmas. Ir čia supratau, kad man reikia eiti toliau. Bendravau su šviesa mintimis. Šviesa žinojo viską apie mano gyvenimą. O dar šitas klausimas, ką čia veikiu? Ir štai, gaubiamas šios besąlyginės meilės, pradėjau mąstyti ir suprasti. Suprasti visatos dėsnius, gyvenimo dėsnius. Iš kūno aš išėjau lengvai. Nenorėjau likti žemėje. Būdamas šalia šviesos, jaučiausi apimtas ramybės ir palaimos. Po to šviesa paklausė, ar noriu likti čia, ar grįžti į kūną. Dabar aiškiai suvokiau, kad stoviu ant gyvenimo ir mirties ribos. Priekyje pamačiau kitas sielas. Gal tai buvo žmonės mirę tą pačią dieną, kaip ir aš, tik truputį anksčiau. Nežinau. Bet ir toliau jaučiausi nuostabiai gerai. Išgirdau klausimą, ar noriu peržengti ribą. Iškart pajutau, nenoriu peržengti. Nepaisant visų tų gerų jausmų, aš negalėjau eiti toliau. Aš tiesiog norėjau būti su šituo angelu. Dabar angelas perkelė mane į kitą suvokimo lygmenį. Mano gyvenimo regėjimus. Tai tarsi video, kurį pats nufilmavai. Visa, kas mano gyvenime vyko, visi jausmai, emocijos, išgyvenimai. Taip pat ir tie jausmai, kuriuos sukėliau kitiems žmonėms. Ką gero nuveikiau, bet ir ką blogo pridariau. Kur kitiems žmonėms suteikiau laimės pojūtį, o kur skausmą. Kiekvieną kito žmogaus jausmą išgyveni tarsi savo. Tarsi pastatai save į tų žmonių vietą. Tai tarsi tavo gyvenimo knyga, kurią verti lapas po lapo, sekundė po sekundės, nuo taško A iki taško B, o kelio gale tu štai čia ir dabar. Kiekviena mano gyvenimo detalė, net sakyčiau, visas mano gyvenimas pasveriamas. Buvo jis geras ar blogas, mes paprasčiausiai matome savo gyvenimą, tarsi konstatuojame jį ir tuo pat metu teisiame patį save, tarsi žvelgdami į save iš šalies, tarsi trečiuoju asmeniu. Ir teisiame, sakyčiau, labai neeigiamai. Bet šalia esanti šviesa ramina. Mane apėmė labai gilus apgailestavimas, labai nemalonus jausmas. Bet nežiūrint į nemalonės mano gyvenimo scenas, šviesa nenustojo manęs mylėti ir guosti. Tai tokia būsena, kai tu atsistoji priešais save, matai save iš šalies. Maniau, kad gyvenime esu padaręs daug gero, o ten, gyvenimo juostoje, pamačiau, kad gero buvo mažai. Bet šviesa mane guodė ir aš susitaikiau. Priėmiau save tokį, koks esu. Ir čia angelas vėl paėmė mane ir mes perėjome į kitą sąmonės būseną. Kilome tiesiai į viršų. Tai buvo kitas kelionės etapas. Ten yra raktai viskam, tarsi pažinimo raktai, kurie leidžia mums viską žinoti, viską pažinti. Ta būseną galima bent apytikrai perteikti tokiu palyginimu. Turi visus pasaulio kompiuterius. Prijungi juos prie savo kompiuterio ir gali nuskaityti visą informaciją. Atsimenu, aš uždavinėjau klausimus ir iškart gaudavau atsakymus. Tai visatos žinių, gyvenimo mechanizmų pažinimas. Dabar negaliu tiksliai pasakyti, kokius klausimus uždaviau, nes neatsimenu. Bet atsimenu, kad uždavinėjau ir tą pačią akimirką gaudavau atsakymus. Šiame kelionės etape supratau, kad viskas pasaulyje tarpusavėje susiję. Viskas atsirado iš vieno taško, iš vienio. Net negaliu aprašyti šio jausmo žmogišką kalbą.
net jei surinkčiau viso pasaulio knygas, neraščiau tinkamų žodžių aprašyti tai, ką išgyvenau. Ir vėl klausimas, ar aš pasirengęs grįžti atgal į žemę? Ir aš atsakiau, kam? Man taip nuostabiai gera čia. Kas manęs ten laukia? Ir angelas iškart perkelė mane į kitą sąmonės būseną. Pamačiau savo ateitį. Uždaviau daug klausimų, ką sutiksiu, kuo užsiimsiu, koks mano vaidmuo žemėje, kokia misija. Fizinis kūnas mums reikalingas tam, kad patirtume, kas yra skausmas, kančia, nusivylimas, žodžiu, visas mūsų supantis negatyvas. Supratau, kad visa tai neatsitiktinis dalykas. Šis rojus buvo tarsi langelis, pro kurį aš pažvelgiau. Pamačiau daug, bet anaip tol ne viską. Tai, ką man parodė, buvo tik nedidelis anapusinio pasaulio fragmentas. O gyvenimas žemėje toli gražu ne egzistencijos pabaiga. Manau, jei būčiau atsisakęs grįžti, jie vis viena mane grąžintų. Mano noras buvo tik grynas formalumas. Kartu su angelu grįžau prie tunelio pradžios. Ir čia apėmė jausmas, kurį patiri, kai palieki artimą draugą, nežinia kokiam laikui, bet kartu aiškiai žinai, kad ateityje būtinai susitiksite. Pasijutau vėl įtrauktas į tunelį, tik jau iš kitos pusės. Angelas išnyko, aš ėmiau mažėti, šviesa tolti nuo manęs, kol tapo mažu taškeliu. Ir štai aš jau kūne. Pirmas įkvėpimas, tarsi labai ilgai buvau po vandeniu ir galiausiai išnėriau.